Sveiki bičiuliai, mano vardas yra Viktoras. Prieš jūs yra kompiuterijos pradžiamokslio pirmoji dalis. Esate naujokė ar naujokas kompiuterijoje, o gal svarstote galimybę jo tapti, tuomet ši informacija yra būtent jums. Kam tai skirta? Ar man to reikia? Ką turiu padaryti? Na ir ką aš išmoksiu? Štai tokias pagrindinės temas dabar mes pagvildensime. Na ir kitas slaidas atsako, kad skirta yra visiems dirbantiems kompiuteriu ir būtent Windows operacinėje sistemoje. Ir toksai dabar retorinis klausimas, kas yra geriau, mokėti ar nemokėti? Tikiuosi, pasirinkote pirmą klausimo dalį – mokėti. Tada seka logiška išvada, kad pirmiausiai reikėtų padėti savo kompiuteriui. Po to jau, žinoma, komfortiškai dirbti. Kada jūs viską išmoksite, kompiuterį savo paversite draugu. Taigi, mielieji, pirmoje įvadinėje dalyje papasakosiu jums apie kompiuterio pagrindinės panaudojimo galimybės. Taip pat sužinosite, ką derėtų atlikti visiems kompiuterių naudotojams prieš pradedant jį eksploatuoti. Kas tai per produktas ir kam aplamai tai skirta? Na, iš tikrųjų, tai video pamokėlės suskirstytos pagal tam tikras grupės ir turinčios vienintelį tikslą – išmokinti visus norinčius naudotis kompiuteriu, visų Windows operacinių sistemų terpėje. Tai būtų pagrinde stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai. Nors šis produktas pavadintas pradžiamoksliu, tačiau ne tik pradedantieji, bet ir kurį laiką besinaudojantys kompiuterių žmonės sužinos daug įdomių ir reikalingų dalykų. Norint padaryti sėkmingą startą pirmoje eilėje, būtina pasiruošti savo kompiuterį darbui. To laiku nepadarius, jau po keletos mėnesių jūs pyksite ant viso pasaulio, kad niekas nepatarė ir neparodė tos būtinos pradžios. Jūsų kompiuteris yra išties sudėtingas įrenginys, susidedantis iš aparatinės bei programinės dalies ir pareikalaus šiokių tokių žinių. Visi teiginiai išdėstyti pamokėlėse bus paremti logika ir akivaizdumu, apie ką dažnai yra nutylima. Aš, kaip kurso autorius, garantuoju, kad jau po pirmos pamokėlių peržiūros jūsų nebekamuos abejonės ir nežinomybė. Iš internete juokais vadinamų žalių arbatinukų tapsite tikrais pažengusiais kompiuterio naudotojais. Čia aš pasakosiu, kokius nuoseklius veiksmus teks atlikti prieš pradedant naudotis kompiuteriu. Jūs labai greitai suprasite, kad neatlikus vieno veiksmo, nebus jokios prasmės eiti prie kito. Pasistengsiu viską argumentuoti ir naudoti kuo mažiau techninių keiksmažodžių. Pradžioje keletą darbų turės atlikti labiau pažengę draugai ar šeimos nariai, o visą kitą jūs darysite be vargo patys, net neišeidami iš savo namų. Teisingi pirmieji žingsniai išvaduos jūs ateityje nuo daugelio problemų. Dabar sudėkim keletą taškelių ant i. Pradedantieji, o ir jau šiek tiek pažengę kompiuteriautojai nepilnai suvokia kompiuterio galimybės ir to pasekoje susidaro ne visai teisingą jo panaudojimo paveikslą. Tiesa, pats kompiuteris be programų yra tik brangi metalo ir plastiko krūva, o naudodami specifines programas, bet kurie vartotojai kompiuterius gali pritaikyti savo reikmėms ir paversti juos galingais darbo ir pramogų įrankiais. Pradžioje, pradedantieji, būsite išsigandę ir jausite diskomfortą, tačiau ši būsena labai greitai jūs apleis. Kojas apšilsite pakankamai nesunkiai ir po nedidelių pastangų mokėsite dirbti su nuotraukomis, video, muzikiniais failais, ir įvaldysite daugybę kitų įrankių, apie kuriuos net nesapnavote. Kad ir toks faktas, jog disponuosite įrankiais, padėsiančiais savistoviai atlikti kompiuterio valymą nuo virusų ir kitų šiukšlių, stabdančių jo darbą. Kaip tai pasiekti, sužinosite užsisakę
sekančią šio kurso dalį. Dabar kam nerekomenduoju šito kurso? Tiesiog jeigu kompiuterį naudojate panaršyti internete, skrydžių bilietams užsakyti, esate aukšto skrydžio paukščiai ir žemiškos problemos jums labai tolimos. Tiesa, net kaip jums atrodo, nieko nedarant, kompiuteris labai greitai pradės stebinti savo neveiklumu, jeigu nebus vykdoma tam tikra jo priežiūra. Na ir pradėkime. Pirmiausiai siūlau visiems pradedantiesiems pažvelgti į kompiuterį kaip į galingą darbo ir pramogų centrą. Taip pat suprasti, kad joks išmanusis telefonas ar planšetė jokių būdų neatstos net žemiausios klasės kompiuterio. Ir kad visi išvardinti įrenginiai turi savo paskirtį, nors kaip kurias operacijas jie atlieka beveik vienodai. Skiriasi tik panaudojimo komfortas. Trumpiau tariant, ką atliks jums kompiuteris be jokio vargo, tai išmanusis ar planšetė gaus labai paplušėti. Todėl mano pamokėlės bus tik apie nešiojamus ar stacionarius kompiuterius, dirbančius su Windows operacinė sistema. Pradžioje pažiūrėkime, ar tikrai jūsų kompiuteris paruoštas pilnaverčiam darbui. Jeigu norite ateityje išnaudoti savo elektroninį draugą pagal pilną programą, tai prieš pradedant juo naudotis, teks atlikti keletą būtinų veiksmų. Dabar aš jums papasakosiu, kaip turi būti paruoštas kompiuteris dirbantis Windows aplinkoje, kad maksimaliai išgauti jo pajėgumą. Tie sisteminiai administratoriai, tiek paprasti vartotojai žino tam tikras taisyklės, tik daugelis tai ignoruoja ir to pasekoje mūsų kompiuteriai nepasiekia gamintojo nurodytos greitaveikos. Norėdamas, kad visą tai be vargo suprastų pradedantieji vartotojai, pabandysiu pasakoti pagrindinius principus paprastais, be techninių terminų žodžiais. Esu tikras, kad atsiras tam tikra žmonių grupė, kuri pasakys, kad man to nereikia, yra meistrai, tai jie ir tegul savo kvaršina galvas. Tokia pozicija, mano manimu, yra visiškai klaidinga, nes vieni yra meistrai ir tiesiog nežino, kiti dažniausiai nesuinteresuoti jums atlikti viską kokybiškai, o kas gali būti geriau, kada pasidarai pats. Todėl vartotojas, kad ir pradedantysis, privalo tam tikrus dalykus žinoti ir mokėti pateikti meistrui adekvačią techninę užduotį, už kurios atlikimą pinigus moka jis pats. Juk kas moka, tas ir muziką užsako, tuo labiau, kad pirminėme etape vis tiek jums teks pasinaudoti specialisto paslauga. Tai kokios priemonės padės pagreitinti mūsų kompiuterį? Ar jūs žinote, kad Windows operacinė sistema, ateityje aš ją žymėsiu 2 raidėm OS, labai nemėgsta savo kaiminystėje pašalinių failų. Šis priešiškumas yra dėl kelių aplinkybių. Visa informacija, kurią mes saugojame kompiuteryje, įrašoma į kietąjį diską. Tačiau operacinė sistema nemoka tų failų įrašyti eilės tvarka. Kad iliustruoti tą visą dalyką papasakosiu kitaip. Įsivaizduokite sąsiuvinio lapą su parašytu kokiu rašinėliu, o kiekvienas sakinys bus atskiras failas. Na ir po kiek laiko jūs nutarėte pakeisti keletą sakinių to lapo pradžioje, viduryje ir pabaigoje. Ir dabar žinote, labai abejoju, kad naujas sakinys turės tokį patį raidžių kiekį ir įsiteks būtent į senojo sakinio vietą. Tai kaip dabar įsirašys naujas sakinys į tą mūsų kietąjį diską? Jeigu jisai bus trumpesnis už senąjį, tai jį įrašius dar liks kažkiek laisvų vietų raidėms ir sekančio sakinio pirmosios raidės bus įrašytos į tą laisvą vietą, lapo pradžioje. Ilgesnis sakinys užims visą senojo vietą ir trūkstamus žodžius įrašys kietojo disko kitame tuščiame sektoriuje, kuris bus sekantis tuščias. Manau, jau supratote, kad po keletos tokių trynimų ir įrašymų jūsų tekstas taps suplėšytas į tokius fragmentus, į gabalėlius. Taigi, to pasekoje disko galvutei nuskaitančiajai teks chaotiškai lakstyti po visą kietą diską,
kad surinkti visus fragmentus, tuos gabalėlius ir paskui juos po atitinkamų apdorojimų pateikti vartotojui į monitorių. Tai ženkliai pailgins dokumento ar programos atidarimo laiką. Ir kuo daugiau failų atsiras operacinės sistemos kaiminystėje, tuo greičiau kietasis diskas taps fragmentuotas. Ir net pačios operacinės sistemos failai atsidurs disko galutiniuose sektoriuose. O čia jums yra viena iš apsnūdusio kompiuterio priežasčių. Tai dabar iškyla klausimas, ar yra galimybė išvengti šitų nepatogumų? Na, žinoma. Pirma, jūs galite nusipirkti šiuolaikinį SSD standųjį diską. Solid State Drive. Jie būna 120 ir daugiau gigabaitų talpos, bet mes tokį diską naudotumėm vien tik tai operaciniai sistemai ir programiniams failams. Todėl 120 gigabaitų mums užtenka labai pakankamai yra tos vietos. Ir jame įdiegti pačią operacinę sistemą. Šie diskai, jie neturi judamų dalių, taip kaip mūsų senieji tie priprasti, ir veikia kaip flešiukai. Ir to pasekoje duomenų įrašymo nuskaitimo greitis ženkliai padidėja. Jie žinoma yra brangesni už HDD tuos magnetinius diskus, bet jie yra ir tobulesni. Kitas būdas – protingai išnaudoti savo senojo kietojo disko galimybės. Tikiuosi neprieštarausite, kad įkritusią adatą rasite greičiau stiklinėje vandens nei 10 tonų cisternoje. O čia būtent yra panaši situacija. Jūs jau žinote, kad operacinė sistema nepageidauja kaimynų, todėl išsiaiškinkime, kiek dabar tos vietos jai reikėtų komfortiškam gyvavimui ir kokių kaimynų derėtų atsikratyti. Žemiau pateiktame paveikslėlyje matote 6 sisteminius aplankus ir 3 kietuosius diskus. Vat pažiūrėkite. Čia yra mano kompiuterio screenshotas padarytas. Štai vat jūs matote 6 aplankus, jie yra sisteminiai. Atsiųsti failai, muzika, paveikslėliai, darbalaukis, dokumentai ir vaizdo įrašai. Ir kaip jūs galvojate, visi šitie aplankai randasi vietinėme diske C, kuris šiuo atveju pas mane yra 153 gigabaitų. Čia yra atskiras fiziškai diskas, todėl aš visą jo talpą ir panaudojau būtent operaciniai sistemai. Ir dar yra 2 diskai, čia yra serveriniai, yra 4 terabaitų ir 2 terabaitų. Ir ką aš dabar galiu padaryti? Šituos sisteminius aplankus aš galiu iš vietinio disko C perkelti į kurį nors iš šitų diskų, ką aš turiu kitame kompiuteryje ir padaręs. Tai vat, ką čia kalbam? Kad visi 6 aplankai randasi ne kur kitur, o būtent operacinės sistemos kaiminystėje ir be galo erzina tą operacinę sistemą. Pagal Microsoft scenarijų visi aplankai turi tam tikrą paskirtį. Pabandykim labai išsiaiškinti apie tas paskirtis. Pavyzdžiui, atsiųsti failai, yra šita direktorija. Čia atsiranda visi tie failai, kuriuos vartotojas atsisiunčia į savo kompiuterį iš interneto. Ir dažnas net nežino, kur jie nusėdo. Beje, per ilgą laiką jų prisikaupia ne vienetai gigabaitų ir jie jau būdami kompiuteryje lėtina pačios operacinės sistemos darbą. Darbalaukis. Tai, ką jūs matote ant savo darbalaukio, pas kaip kuriuos yra jis labai apkrautas, tai irgi yra sisteminis aplankas. Darbalaukis čia. Jis taip pat randasi būtent diske C, kur yra operacinė sistema. Tai ir būtent vartotojai be jokių skrupulų deda savo kartais net ir labai brangius failus ir net nesusimąsto, kad operacinės sistemos gedimo atveju visas sukauptas turtas išgaruos kaip kamparas. Kiti aplankai turi analogiškas paskirtis ir taip pat nėra apsaugoti nuo operacinės sistemos kracho.
Tai laimiai Microsoftas yra numatęs šį trūkumą ir įterpė į operacinę sistemą galimybę sisteminius aplankus perkelti į kitus kietuosius diskus arba į to paties disko programiškai atskeltą skirsnį. Kaip tuos 6 įnamius sėkmingai išprašyti, aš parodysiu kitoje pamokėlėje, bet tai galėsite pasidaryti tik po kietojo disko programinio perskelimo arba tuo atveju, jeigu kompiuteryje yra dar kitas kietasis diskas. Nes matote, reikia šitos aplankus 6 iš kietojo disko C sektoriaus perkelti į D arba E arba kiek ten jų turite parinkti kažkur tai kitą vietą. Tai toliau pasiaiškinkime, kiek tos vietos reikėtų skirti mūsų operaciniai sistemai. Na, jeigu operacinė sistema įdiegtoje būsenoje gali pareikalauti taip nuo 16 iki 20 gigabaitų, tai dar reikalinga bus atskirti vietos tvarkykliams, na kitaip pasakius driveriams. Skirtingų gamintojų kompiuteriams yra, kaip sakant, tie driveriai skirtingi ir jie sunaudos irgi tam tikrą disko talpą. Kitas rajūnas tai vartotojo darbiniai failai ir priklausomai nuo žmogaus gobšumo gali siekti 10 gigabaitų. Čia lietuvės sindromas yra. Instaliuoju viską, kas pakliuvo po ranka, o to reikia ar to nereikia, tai iš tikrųjų visai niekam yra neįdomu. O jeigu dar priedu atvažiavo anūkėlis paviešėti ir į močiutės kompiuterį instaliuos keletą krūtų žaidimų. Tai ir matot, kad vietos jau mažėja. Ir dar operacinė sistema darbo metu pati automatiškai sukuria daugybę laikinų failų, kurie reikalingi jos darbui. Todėl sisteminėme diske turi būti laisvos vietos operacinės sistemos reikmėms. Mažiausiai 15% nuo bendros skirsnio talpos turi likti kaip rezervas reikalingas defragmentavimo programų korektiškam darbui. Kol aš sisteminiam diskui skirdavau taip 50-60 gigabaitų, tikrai dažnokai pritrūkdavau vietos testuojamų programų įdiegimui. Dabar esu paskyręs operaciniai sistemai 100 gigabaitų ir pasibaigė visi mano vargai. Manau, ir jums tokios talpos pakaks pilnai, net įmantriausioms kompiuterinėms užduotims vykdyti. Taigi, dar egzistuoja daugybė priemonių, kurios pagreitins jūsų kompiuterį. Tai būtų programinis šiukšlių valymas, dublikatų naikinimas, nes patys vertingiausi kompiuteryje failai yra tie, kurių kompiuteryje nėra. Skamba sarkastiškai, bet tai tiesa. Diskų defragmentavimas, operacinės sistemos nustatymai savo reikmėms, diegimas tik reikalingų programų. Apie visą tai ir daug daugiau pasakosiu komercinėje antroje pradžiamokslio dalyje. Tiesa dabar, kad danešti šią informaciją į jūsų visų sąmonę, aš turiu 2 variantus. Pirma, kiekvieną savo teiginį smulkiai aptarti, rodant pavyzdžiais ir naudojant daug teorinių pasisakymų. Arba tiesiog pasakosiu, o jūs patikėsite garbės žodžiu ir to pasakoje sutaupysime daug laiko ir smegenų ląstelių. Taigi, mes čia pasitarėme ir aš nusprendžiau likti prie antrojo varianto. Todėl nebegaiškime brangaus laiko ir pradėkime. Ilgai svarsčiau, kaip tai pradėti ir geriausiai tiktų pasakojimas, ko aš nepirkčiau, ko aš nedaryčiau, na ir taip toliau. Viską paaiškindamas savo argumentais. Na, ką, važiuojam? Važiuojam. Tikriausiai niekada nepirkčiau kompiuterio su jau įdiegta operacinė sistema. Visi sisteminiai administratoriai puikiai žino, kad operacinė sistema turi būti atskirta nuo kitų kompiuteryje laikomų failų, tačiau tie geradariai dažniausiai įdiegia štai taip. Jūs čia matote vieną diską C. Neradau aš niekur tokio paveikslėlio, kad būtų šiuolaikinis diskas. Čia yra 120 gigabaitų talpos diskas ir jisai galima būtų
turi būti panaudotas būtent operacinės sistemos įdiegimui ir likutis dar failų laikymui, vartotojo failų laikymui. Bet šiuolaikiniai diskai jau jie yra mažiausiai 500 gigabaitų. Tai įsivaizduojate, į 500 gigabaitų kietąjį diską gamintojas, tiesiog kompiuterio pardavėjai, kas ten užsiima tuo diegimu, kurie parduoda kompiuterį su įdiegta sistema, įdiegia jums operacinę sistemą ir nesiteikia absoliutiškai to skirsnio padalinti. Net jokiamis proporcijomis. Taip įsivaizduoja, kad ta sistema yra amžina ir kad čia viskas yra labai šaunu. Tai nėra šaunu. Ką tai visa reiškia? O tą, kad kietasis diskas turi tik vieną skirsnį ir į jį yra įdiegta operacinė sistema ir čia pat bus laikomi vartotojo failai, kas absoliutiškai prieštarauja sveikai logikai. Kada viskas suversta į bendrą šiukšlyną, kenčia ir operacinės sistemos darbas, ir vartotojų failų saugumas. Sugedus operaciniai sistemai, kas neišvengiamai nutinka, vartotojas gali ir negali, o dažniausiai praranda savo sukauptą turtą. Tokiu atveju, kada yra vienas diskas. Sekantis nemažesnis kuriozas atrodo šitaip. Geradariai pasigerino pirkėjui ir programiškai atseit padalino kietąjį diską į 2 dalis. Pažiūrėkite sekantį paveikslėlį. Prieš jūs, tokia situacija. 238 gigabaitai C diskui, 226 gigabaitai duomenų diskui. Tai mielieji, čia aš vėl matau tik patyčias. Atsimenat, kiek pilnai pakanka vietos C diskui? 100 gigabaitų reikia. Iš paveikslėlio matosi, kad bendra abiejų skirsnių talpa sudaro 500 gigabaitų. Kitaip sakant, čia yra 500 gigabaitų kietasis diskas programiškai padalintas į 2 lygias dalis. Bet net labiau pažengęs vartotojas vargu ar sisteminį diską C užpildys iki 100 gigabaitų. Tai tada, suprantat, jau atleiskit už emocijas. Tai koks, atsiprašau, šiknius netaupo jūsų resursų. Sau taip tikrai disko nedalintų. Kaip matote, data I, diskas jau seniai perpildytas ir visas paraudonavęs. Matot, čia vietos nebeliko. O čia dar liko 106 gigabaitai, bet į šitą diską sveiko proto kompiuterijos naudotojas nieko aš nedėčiau, nes prie operacinės sistemos laikyti failus tai yra praktiškai tas pats, kas juos iš karto paimti ir ištrinti. Jie čia yra nesaugus. Naudotojo failai turi būti atskirti kitame skirsnyje, tik tada jie gali sąlyginai turi kažkokį tai saugumą. Tai o sisteminėme, kaip matėt, 106 gigabaitai tūno ta mirusia talpa, kurią pavojinga išnaudoti. Taigi, sekantis eskizas demonstruoja labiau mąstančio administratoriaus darbą. Čia jau galima sakyti visai neblogai. Čia ką mes matome? Čia mes matome 1 terabaito arba kitaip tariant 1000 gigabaitų kietąjį diską padalintą jau pakankamai protingai. Šis variantas labiau tiktų, jeigu kaip kurias programas diegti į D skirsnį. Tiesa, aš pasirinkčiau savąjį variantą. Matot, mano variantas C diskui yra 100 gigabaitų. Rašo 97, kada lygiai 100 nurodai, sistema perskaičiuoja, gaunasi 97 visų biškį. O čia administratorius padalino kitų biškį principų. Jisai atskėlė nuo to terabaitinio disko 100 gigabaitų. 50 gigabaitų ir į tuos 50 gigabaitų jisai instaliavo operacinę sistemą, ir programiniai failai. Ir kaip matote, dar 17,5 gigabaito liko laisvos vietos. Tačiau čia yra, kaip pasakius, tokia vos nekritinė riba. Šiaip iš tikrųjų, čia turėtų likti vietos daugeliau laisvos. Bet šis variantas tiktų tik tai tuo atveju, jeigu kaip kurias programas, kada mes diegiame, mes diegtumėme į šitą D diską.
D diske tiesiog sukurtumėme dar vieną direktoriją panašią kaip yra C diske program files, tai va tokią pačią direktoriją susikūrėme D diske ir kada instaliuojame kokią nors programą, mes turime galimybę pakeisti jos instaliacijos kelią ir nurodyti, kad įsidiegtų į D diską. Tačiau tokią galimybę dėja turi ne visos programos. Kaip kurios programos pagal nutylėjimą jos iš karto yra diegiamos į C diską. Todėl būtent C diske reikia turėti protingai ir vietos paliktą. Tai vat sakau, mano praktika daugiametė parodė, kad 100 gigabaitų sisteminiam diskui patenkins pačią jau tokią kiečiausią vartotoją poreikius. Taigi, ir aš rodau savo variantą, yra būtent 100 gigabaitų, o sekantis yra 833 likutis nuo to 1 terabaito. Mano irgi darbinis kompiuteris turi 1 terabaitą, dabar kietąjį diską padalintą į 2 dalis. Taip atlikus dalybas ir vilkas sotus ir avinas sveikas. Žinoma, nepulkite į paniką, jeigu pas jūs aukščiau rodytas vaizdelis. Visa tai yra, žinokite, pataisoma. Tik patarimas. Jeigu tokį jau nupirkote kompiuterį iš parduotuvės, tai kuo skubiau, kol nepridėjote papildomų failų, eikite pas meistrą, kad perdalintų diską pagal mano rekomendacijas. Turėdami dar skirsnį D, jau galėsite jaustis ramesni dėl savo asmeninių archyvų saugumo. Na dabar sekanti priežastis. Nepirkti kompiuterį su jau įdiegta operacinė sistema būtų tokia. Na visų pirma, mažiausiai 100 euriukų iš karto kompiuteris taps brangesnis. Pats kompiuteris ir operacinė sistema yra atskiri produktai, kuriuos mes perkame atskirai. Ir tai reikštų, kad bet kurį iš jų turiu teisę panaudoti savo nuožiūrą. O su jau įdiegta operacinė sistema visai kitokia yra situacija, nes licenzijos kodas yra neduodamas. Jis yra įsiūtas į patį kompiuterį, į tam tikrą mikroschemą ir to kodo mes negauname. Ir ją įdiegti kitame kompiuteryje legaliomis sąlygomis jau nesigaus. Vadinasi, išeina toks paradoksas. Aš kaip ir neturiu legalios operacinės sistemos, nors atrodo ją pirkau. Tai kaip jums tokia situacija? Man jinai, pavyzdžiui, absoliutiškai netinka. Jeigu jau yra taip, sugestų, tarkim, mano tas kompiuteris, daleiskim nepataisomai. Viskas, aš praradau tą legalią operacinę sistemą, už kurią aš atrodo kaip ir sumokėjau. Kas man išlups tą kodą? Kodą tai man nieks nepateikė. Tai va. Na ir trečias variantas. Kompiuterėje nėra net pačių būtiniausių programų arba prikiša niekam nereikalingą šlamštą ir bet kuriuo atveju teks instaliuoti savo programas. Tai tada iškyla elementarus klausimas. Kam be reikalo mokėti ir negauti pilnai paruošto kompiuterio? Mano sprendimas pirkti be operacinės sistemos ir pasiruošti pagal save, nors ir pasinaudojus meistro paslaugą. Ir tai išeis žymiai pigiau. O ar žinote, kokia programa yra geriausia? O jūs ir nepatikėsite. Ogi ta, kurios nėra jūsų kompiuteryje. Per savo kompiuterijos karjerą esu matęs daug kompiuterių, kur savininkai į juos kiša viską, ką tik nutveria. Gal čia lietuvio sindromas? Kaip pavyzdys tokia situacija. Kompiuteryje kokie 5 muzikinių failų grotuvai, kokie 7 video grotuvai, na ir aibė kitų programų atliekančių būtent tas pačias funkcijas. Ir iškyla dabar klausimas, o kam viso to reikia? Nejaugi vienu metu yra žiūrimi 5 filmai ar klausomi keli muzikiniai kūriniai. Programos yra tikrai reikalingos, nes kompiuteris be jų yra tik metalo ir plasmasės krūva. Tik jas reikia pasirinkti tikrai išmintingai. Apie tai taip pat pasidalinsiu savo patirtimi sekančiose pamokėlėse. Jeigu jūs netikite mano žodžiu, aš visai neprieštarausiu, kad užlipsite ant savų greblių. Kaip ten sakoma? Tik išmintingas pasinaudos kitų patikrintais dalykais, o likusieji visą tai patirs savo kailiu. Savo praktikoje esu sutikęs kelių tipų pradedančiuosius kompiuteristus.
Pirmus pavadinau aibiški, na, o kiti žinoma su tam tikromis ambicijomis. Taigi, aibiški pradžioje atrodo tiesiog kuklumo įsikūnijimas. Man, kad tik internetas veiktų, Skype'ą su vaikais pakalbėti ir atrodo, tuom visi žmogaus interesai amžiams baigti. Tačiau jau po kelių mėnesių to aibiški darbastalis iš 2-3 ikonėlių pavirsta štai į tokį. Paradoksas, ne? Čia aš tam, kad ne šiandieną, tai rytoj, bet vis vien jūs tapsite labiau patyrusių ir neteisingas startas nublokš jūs ne vieną žingsnį atgal. Ir kad vėliau nesigailėti ir nepatirti nepagrįstų išlaidų, rekomenduoju išanalizuoti mano pastebėjimus. Taigi, apibendrinimui, jeigu pas jūs kompiuteryje net panašumo nėra su mano pasiūlymais, jūs ką darote? Nešate kompiuterį pas meistrų, arba tai daro išmanantis namiškis. Antra, duodate jam techninę užduotį padaryti 2 skirsnius C ir D. Žinoma, į C įdiegti operacinę sistemą. Na ir dabar jau šiuo laiku, 2016 metų Liepos pradžiai, galima sakyti, kad nebus jokio pralošimo įsidiegti Windows 10 operacinę sistemą. Nuostabi, jau išbandyta, gera sistema, niekom nesiskiria savo ten išvaizdą nuo 7 ir 8 Windowsų, o funkcionalumas yra ženkliai geresnis. Taigi toliau. Nepriklausomai nuo jūsų kietojo disko talpos proporcijas išlaikant tokias: C diskui 100 GB, o D diskui viskas, kas liks, nes šiuolaikiniai diskai tikrai nebus mažesni nei 500 GB. Tai 500 GB 100 atskeliam C sistemai, o D liks dar 400 GB, kur į tuos 400 GB vartotojas galės jau saugiau sąlyginai pasidėti savo laikomus failus. Nu ir dar yra variantas, jeigu kompiuteryje yra keli kietieji diskai, tada meistras pats priims sprendimą, nuo kurio atskelti tą 100 GB ir įdiegti Windowsus. Šiaip šiuos veiksmus būtina atlikti bet kuriuo atveju, nes tai kainuos neišmatuojamai mažiau nei to nepadarius. Na, o jau po to galima bus pagalvoti apie jūsų domėjimosi sferą ir tiems pomėgiams tinkamas programas. Kodėl neverta uždelsti nei dienos paruošiant kompiuterį darbui? Kuo ilgiau tempsite gumą, tuo daugiau visokio turto prikaupsite savo kompiuteriuose ir tuo problematiškiau bus meistrams atlikti disko dalinimo procedūrą. Idealiausias atvejis - iš laivo į pokylį. Na, kitaip frazuojant, iš parduotuvės pas meistrą. Ir tai užtruks daugiausiai 20 minučių su galingu perikūru, nes šita procedūra tikrai laiko daug netima ir nėra sudėtinga. Nes nereikės dar papildomai išsaugoti sukauptų failų, jeigu iš karto nunešite. Nupirkus kompiuterį be operacinės sistemos, disko dalinimas dar supaprastėja, nes ten tik tais pačios operacinės sistemos diegimo metu tai reikia paspausti keliose vietose knopkutes ir nurodyti, kad atskelti diską ir parodyti kiek. 100. Viskas. Vartotojai užsisakę antrąją pradžiamokslio dalį išmoks savo jėgomis pasidaryti pagrindinius nustatymus ir atlikti savo kompiuterio priežiūrą, ko pasekoje sutaupys nemažas sumas pinigų kompiuterių meistrų paslaugoms apmokėti. O video kursą sumokėsite tik vieną kartą ir tai bus labai prieinama suma. O ateityje, pažiūrėję pamokėles ir prisiminę be vargo, išspręsite nemažai kompiuterinių problemų. Visi principai paskelbti pamokėlėse bus aktualūs tiek šiai dienai, tiek ir ne vieniems metams į priekį. Pagrinde dėmesys bus skirtas dabar jau naujajai Windows 10 operaciniai sistemai, bet tie patys principai galios ir 7 ar 8 Windows versijai. Taigi, ačiū už dėmesį ir einame prie kitos pamokėlės.